Nuzdarov, kaip matau, turi žinių? Kadangi mano tiesioginės transliacijos aktyviai blokuojamos, tai pamėginsiu prasimušti su vaizdo įrašu. Klausyk, grafai, su video, tai kam tu jam kirvį davė, jis to į Baltarusijos sieną pramuš? Naujausia šviežiausia informacija iš itin patikimo šaltinio, kuris manęs dar iki šiol nė karto nebuvo pavedęs. Neturiu pagrindo jo abejoti. Aš daug ką žinau. Šitą šaltinį ir aš žinau, tikrai patikimės, pats jo remiuosi. Artimiausiu metu Lietuva gali įsigyti naują, itin brangų, išlaikytinį iš mokesčių mokėtojų pinigų. Na. Lietuvoje, matyt, viskas labai gerai. Pinigų gynybai, per akis, pensijoms, mokytojams atlyginimo, medikams. Viskam užtenka. Reikia dar išlaikytinių. Vieną jau turime. Cichanovską. Kaip čia suprast? Kaip čia paaiškint? Kaip taip gali būt? Čia jūs rimtai, čia rimtai, Aš jau dokumentais rodau. Taigi, o dabar, Baťka. Barbie girl in a Barbie world, life in plastic, it's fantastic. Iš Baltarusijos kalėjimo paleido ir jos vyrą. Giminė! Kurį greičiausiai vadins Cichanausku, aš taip spėjau. Čia humoras, savaitgalis juk. Kaip manote, o kiek kainuos Cichanausko išlaikymas Lietuvoje? Petrai, paskaičiuok, kiek gausis per dieną. Tai aš tuo paskaičiuosiu. Tuoj. Apie 1700 eurų. Nu tai va, viskas to pasakyta.